ta pradžia gali būti kaip ir smuiku groti, kuo anksčiau, tuo geriau, ne? Tie žmonės, kurie prisijungia prie tų buriavimų, jie turi ką papasakoti, ką aplankė, kokiose situacijose pabuvo. Žmonės ateina ir jie pasikeičia. Čia naisiburiavimo, pasikeičia požiūrį į pasaulį, jų akiratis praplatėja, jie bendrauja su daug sluoksnių žmonių. Tai yra komandinis darbas, erdvės mažai, dienų daug, tai yra turi iškentėti, išmokti, tai yra užgrūdina savo charakterį. Čia vienas iš viso, niekas tu esi. Čia esi arba komanda, arba tu niekas. Mes esame Klaipėdos universiteto buriuotojų klubas Halzas, veikiame 2 metus, turime apie 30 narių, kurie pasibarstė po visą pasaulį aplink Baltijos jūrą. Danija, Švedija, Klaipėda, na ir sostinė, aišku, keletas Vilniuje. Vykdome daug veiklų. Aišku, dauguma veiklų yra sezono metu, buriavimo sezono metu, kada buriuojame, dalyvaujame regatose. Šaltuoju sezonu vedame mokymus ir giliname buriavimo teorinės žinias. Pasaulis nuostabus, jūra dar nuostabesnė. Ten matai to, ko krante niekad nepamatysi, ypač mieste. Po gero plaukimo, jeigu tame plaukime patyrė viską nuo štiliaus iki audros, žmogus arba susirga, arba pasako daugiau kojas nekelsiu. Tenka girdėti iš, tarkim, jų arba draugų, arba tėvų, kad vaikas pasikeitė, nes vaikas, pavyzdžiui, pradėjo po savęs išsiplaut puoduką. Buriuoti galbūt daugiau reikėtų turėti galvą. Fizinis pasiruošimas reikalingas, bet jis reikalingas minimalus. Buriniuose laivuose tai ypač svarbu žinoti, tarkim, kaip kokia burė vadinasi, kaip kokia virvė vadinasi ir reikiamų metu greitai patraukti ar atlikti kažkokį manevrą, tada nuo to priklauso, jeigu oro sąlygos blogos ir laivo saugumas ir įgulos visos saugumas. Nepalankus vėjas tik tada, kada nežinai, kur plaukti. Šiaip, kai žinai, kur plaukti, visi vėjai palankus, tik tais reikia mokėti su juo elgtis. Kviečiame visus, jaunus ir senus, į mūsų buriuotojų klubą Halzas, nes pas mus klube nariais yra nuo mokinio iki kapitono. Susirenka labai įdomus žmonės, įgyvendiname daug veiklų, turime galimybę buriuoti su didžiausiu burlaiviu Brabander ir jachta Odisėja, kurios mums leidžia eksploatuoti Klaipėdos universitetas. Taip pat labai dažnai susitinkame, esame jūros šventės dalis, nes visada dalyvaujame jūrininkų eisenoje ir be to smagiai leidžiam savo laisvą laiką. Tad kviečiam visus prisijungti ir iki 2017 metų suburti turime didelę komandą tam, kad galėtume tinkamai pasitikti The Tall Ship Races Klaipėdoje.